toks vėjukas, orų prognozės rodo, kad 4 dienas bus va taip vėjuota. Toliau mūsų kelionė, kaip matau, nėra palaiminta po ligų. Dienos apsiniaukiusios. Šiandien varo bernai su bagiais pavažinėti 10 val. Dabar yra po 8:15. Aš einu į pusryčius, jau čia atsisėsiu. Matas liko su Heile kambarį, nes tokia naktelė, žinokit, aš jums galiu pasakyti dabar antra, kur tiesiog visą naktį vaikas nenulipa nuo krūtinės ir tokios naktis yra labai sunkios. Negali nei pasiversti, nei nusisukti, tik atrodo pasiverti, nusisuki, iš karto pradeda verkti. Einu gal kažką tai įsidėsiu, pasiimsiu kokios latę, įsidėsiu gal kažką užkasti ir eisiu paeditinti vakarykštį vlogą. Nes čia žiauriai net karšta. Mūsų stalas rytais tai atrodo wow. Aš tik tais pusryčių nieko nevalgiau dar, bet aš nežinau, ar aš noriu. Bet einam, dabar jos eis į vežimus, galvoju. Ką tu čia vagi trynė? Nebent lakstės. Reikia vandenuko dar mums čia įpilti. Mes išsileisim savo kasytes, nes šiandieną tai mes tokios atsikėlėm pasivėlusios normaliai. Nikolytė čia tvarką kažkokią tai daro su savo batukais. Mergaitės mečina, aprangėlėm draugė pasirodyk. O. Šiandieną Augustė Miss Salsa. Ta klausimas, kiek jos laikys. Ir kaip aš šitas atrodysiu. Eiktų gerai. Aš tai pavyzdžiui laikau 2 realiai dienas. Aš rytoj išsileisčiau. Šiaip. Jo. Nes man tada iš vis žiauriai tada būna geras tos garbanos. Bet tavo normaliai susigarbanojau per vieną, mano matai net tiek. O palauk, padarom tą, pabandom šlapę padaryti. Davai. Gerai, pabandyk va taip paimti šito. Taip, mane. Jo, bet biškai ir vandens užsipilka, taip va. Čia. Tada taip išsimaišyk. Užsiverčiam. Oi, aš labai daug užsipėliau. Užsiverčiam galvą ir į garbanas. Ir va taip iš apačios į viršų. Bet čia, žinok, reikės daug kartų taip daryti. Mes čia šiandien taip tokios Shakira. Mes dar rapą turim sukurti. Ajo. Ruošus draugė. Sėdi Nauris, sėdi Matas, kamulio nėra. Bet priešais juos moteris yra. Stovi Augė, stovi Laura, nuotaikos nėra. Su vaikais čia nuobodu yra. Nuotaikai pakelti, imamės veiksmų. Rimtas prašymas dabar, surėkit, mylim jūs labai. Šitas galas geriausias, aš skaitau vėlenkai. Mylim jūs labai. Ne, dabar nemylim šiandien. Jo, šiandien nemylim. Šiandien nemylim, rytoj gal ir mylėsiu. Miss Salsa. The boys, they like it. O, draugė. Vieną dalyką, ką aš norėjau dar iš tikrųjų jums papasakoti, kai buvau pusryčiuose, bet užmiršau, kad pas mumis čia gal prieš kokias 4 dienas 450, man atrodo, kambarių paėmė kiniečiai. Ir jiem čia vyksta amfiteatre kažkoks, tai nežinau, kaip conference ar kas. Vakar, pavyzdžiui, Matas praėjo ir matė, kaip visi tiesiog užsimerkė, sukryžiavę kojom, rankas va tai va iškėlė, medituoja. Tai truputį kartais atrodo kaip kokia sekta. Bet žinokit, ant kiek... Bet žinokit, jo, mažiukė žiūri, kaip aš bloginu. Žiūrėkite, merginas, ir mokykitės. Jų, kaip čia padavė, nu tik kiek jų kokie 800,
taip jaučiasi, ant kiek viešbutis nebėra toks ramus. Ir kai ateini, tarkim, į pusryčius ar į vakarienę, kai visi jie ateina, net nėra kur atsisėsti. Tai jie, man atrodo, irgi čia kokiai savaitėje laiko atvarė. Tai, žinokit, jaučiasi. Eisit liulę, abidvi? Eisite liulę, abidvi miegoti? Taip. Kūjų. Šiandien mergaitės jaučiasi abidvi daug geriau. Tai ir žaidė, ir pasibuvo kambaryje dabar. Aš padariau didelį darbą, išsiploviau bodžius, kad, žodžiu, iki kelionės galo užtektų. Prasme, mes vieną dalyką su Augusta supratom. Kartais be vaikinų dar geriau. Yra viskas žymiai paprasčiau tiesiog. Vaikai užmigo per 2 minutes, galima sakyti. Pradėkime nuo to, kad tie, kai išvarė, ramybė. Visiškai. Vaikai ramus. Nei vieno karto, nei viena nesuverkė. Dabar išėjom jau... Dabar išėjom jau pamigdyti. Mergaitės miega per 5 minutes. 5 minutes tikrai labai pavaišėm. Nes jos jaučia, kad mes laimėjus. Jos jaučia, kad mamos susiruošė. Mamos pačios iš tikrųjų laimingos šiandieną. Gražios, laimingos. Ir vaikai galvoja, gerai, mes miegam, jūs eikit pasifotografuokite, pasibūkit, o dar jeigu jos snigs dabar 1,5 valandos, pasivertė biškį. Jeigu jos dar... Atsiemam žodžius. Gerai, mergaitės užmigdytos. Ai, reikia rankšluosčių tos pasakyti. Kaip šiandien tu atsipalaidavus, aš matau. Aš visai pamėgau tave ir pamėgau visai gerai. Tai dabar žiūrėjau, šitas vyras toks super. Yes, today also. Nu va, truputį poilsio. Vaikinai online, Matas prieš 5 minutes, Nauris truputį seniau. Diskutuojam, ar jie čia viešbutį pasislėpę, prie ragelių sėdė, ar jie Hurgados centre. Hurgados centre, ieško kažko tai. Nes su bagiais, kad jau baigė, tai 100%. Klausimas dabar, kada grįž. Ar noriai grįž? Ar jam taip gerai irgi dviese, kad grįž? Kol miega mažiukės, būkit kiek nori. Gerai, pasirodai, draugė, kaip gerai atrodai. Gerai, kaip draugė išsiruošė, jos outfitas, va, džinsiukai, viską. Gerai atrodo. Kambarį dar turbūt. Tada ką draugė, mato kokį vaizdą, pavyzdžiui? Ne, nu normaliai, draugė, tu tokia street style. Aš tiesiog tokia casual. Nu, bet tau ir patogu užtat. Mes pirmą kartą išvarom iš viešbučio. Dabar einam iš tikrųjų iki pietų ir po to varysim iki Hurgados centro. Tai nežinau, kaip mums seksis šitą visą kelionę. Ar iš vis ten bus ką veikti tam centre. Bet gal pavakarieniausim kažką tai. Važiuoti mum iki centro pusvalandis nuo čia. Aš su tais arkliais, mano vaikystės įstrigę tie arkliai, aš labai noriu. Aš irgi draugė žiauriai laukiu. Mes 10 valandą jau jojam. Kurmi, jeigu nukrisi vėl nuo arklio, tai taip ir žinok. Jeigu jisai tiesiog pradės, ta prasme, lėkti ir aš nežinau, aš tiesiog nuvirsiu nuo jo. Tada bus ne kažkas. Tik lėksim belen kaip greitai ir mes jį valdysim. Dabar esime, lėksim palaidai. Augustė jau su viena ranka. Ką tu filmuoji? Derina taksi. Kaip galvojat, už $15, kad suvežiotų pirmyn atgal, ar ką čia derina? Ne, bet ne pirmyn atgal. Ir dar po vietos vežios. Bet tilps mum vežimai ir mes patys. Derina mažutę. Mum iki miesto centro. Augustė sėdi ten. Tvarko Nikolai bantukus. Tipo, Matas gerai dylina, bet galėtų biškį geriau.
Aš matau, kad jis moka, bet karočiui... Perspektyvos yra, bet dar yra, ne? Talento tai va. Geriau, Darbubas, aš tau sakau. gali sėsti už 30, aš nesėsiu už 30. Tai aš tau sakau, apšiau iš ten 20. Ne, tai 20 visi iš vis ten. Paimkit. Oi, teikti, brother. Tai aš šokiu priekį, didžiausiai. One second. What's that nice car, bro? Lamborghini. Arba ne, gerai juokauju. Mamai. Čia tai man. Nu čia žiauru gali būti. Jeigu tai nukoleksit. Telpat? Gerai, maldauju, paklausykite. Žmogus važiuoja ir sako, aš jumis vežu į to bazar. Čia bus, ta prasme, max. Viską čia pati aukščiausia kokybė. Čia jūs net neįsivaizduojat. Čia jaučiu jo draugeliai ir sako, vežk visus turistus čia. Maldauju, pasižiūrėkit. O tai tu, draugė, supranti, kad jie čia yra susibičiuliavę? Jo, tai aišku. Tai jisai visus čia veža? Taip, kad tik jam padaryti. Kad jam padaryti. Pinigų? Nu, jūs šiandien blogą vairuotoją užtaisat, aš užskaitau. Reibėjai. Ne, aš nenoriu reibėję. Reibėjai. Aš negaliu patikėt, vat Egiptas, nu čia klas, va. Nu šiaip vat fainai būtų man ponioj tikrai gražu. O kas čia yra? Labai būtų kaip... Nežinau. Galvojau, žinai, kaip jie tipo čia dabar kažką tai sakė, kad geriausia, aš galvojau, čia į normalų prekybos centrą kažkokią atveš ir taip toliau. Nu, draugė, kaip pamačiau. I am little bit understand. How much you think? How much? I say max 10 euros For this to for this together. We can buy two of these, tracksuits, 20 euros. you think you understand everything, but you don't understand. Okay, then it's okay, it's no problem. Negaliu tiesiog net klausyti. Cirkai tęsiasi. Tai jų taktika yra tokia. Išsikvieti, sako, jo, nuvešiu už $25 iki Urgados centro. Pusiaukelis sustojo iki tų bazarų. Sako, čia geriausias. Sako, čia geriausias. Ir po to įlipam į mašiną, sako, kur dabar jumis vežti, sakom, tai iki centro. Sako, ne. Ne, sako, it's the last thing you want to see. Jis taip parašė. Tipo, ten vos ne kad šūdas, tipo, tas, kur mes ten buvom, kur pakrantė. Čia it's the last thing you want to see in Hurgadą. Ir sako, ne, aš už $25 nevešiu, čia per daug. Čia turi daugiau man sumokėti. Kaip jūs man pasakykite? Iki greitkelio kažkokios kiosko už 25 eurus ir galvoja atgal atveš, bet, nu, Nauris nusiteikęs kovingai, mes jį palaikom. Šiaip ne taip įsiprašėm, kad dar atvežtų iki duty free, tai jisai toks nepatenkintas, nes mato, negausi jisai čia jokių babkių. Jokio procento. Ir jau visas susiraukęs. Maksimum 1 valandą jūsų čia lauksiu. Galim eiti. Kokie gražus. Žiauriai gražus. Draugė, pažiūrėk, prašau, ką Nikolė daro. O ten šlapia ar ten vaidenasi? Žiūri per mėnį, žiūri. Pakelk valdą. Bet ten atrodo šlapia, žinok. Ką ten pamatėjai? Už ženklą? Nu. Šeiminėlė visa jau pavargo. Nuotykiai nesibaigė. Čiut nebuvo policija iškasta. Bet mes esame saugus, mes esame sugrįžę. Heile, kas čia taip braškės valgė? Nu, žinokit, kaltininkės iš karto būtų jau atpažintos. Mes čia pasidarėm puotą, atlaisvinam stalą. Jo, aš bandau. Čia vaikų šituos prašyčiau traukite į šoną. Tai vakar blogą neįdėjai, kaip tu laimėjai čempionatą? Tai aš vakar dar nesueditinau vlogo. Čia užvakar. Gerai. Tai va, mūsų sūrus maistą. Ne, palauk, sūri lėkštė ir saldidžioji lėkštė. Nu, mūsų vakaras eina į pabaigą. Mes su Auguste žiauriai skaniai pavalgėm.
Labai, aš skaitau. Mūsų dienelė taip ir pasibaigė. 7 val. Vakaro visi jau eina šutinai į kambarius. Ir galvojom, šiandieną išvarysim iki Hurgados centro, pasivaikščiosim, pavakariniausim. Gavosi tiesiog, kad čiut nesusimušė Nauri su tuo taksistu. Žiauru. Namai, kur turiu. Tai padėjau. Neklyks. Tai viskas, draugė, žodžiu, tu gauni žiauriai didelį palaikymą. Man vis rašo, kad Ačiū. nori tavo vlogus matyti, nori, kad tu jau kurtum. Bet nepradėk gerai, nes man pato pas konkurencija. Nejuokauju. Aš ir pradėsiu. Nejuokauju. Jeigu tu pradėsi, Labai smagu, kad gaunu gražių jeigu tu žinučių. pradėsi, mano eteryje nebesirodysi. Konkurentą. Bet čia žiauru. Mes kolabą. Mes kolabą. Aš gal kitom temom, Taip, draugė. taip. Ir tada mes kolabą ir žodžiu žiauriai. Nejuokauju, aš neplanuoju. Man atrodo, jau tai, kad tu tiek rodaisi pas mane, jau yra didelis Jo. dalykas. Nes šiaip, nu, tu seniau iš vis nebūdavai kameros žmogus. Prelaužiai kažkaip patoliau Jo. labiau. Ir dar toks palaikymas iškart gero. Iš karto jau tokia jautiesi, žinai, mylima, norima. Taip, ir matai, visi pagirimus tau sako. Žodžiu, mokosi jinai iš geriausių. Taip. Mes uždarom vlogą, kadangi jau vlogmas dalyvauja pilnu tempu Auguste, tai jinai jau irgi su jumis gali atsisveikinti, nes pasimatysime rytoj. Bučkiai. Mua. Ir iki rytojus. Ir iki rytojaus. Čiau, bambino braškės. Gerai, einam.